Sveiki, instrukcija, kaip reikia kopijuoti senąjį BFT pultelį geltonais mygtukais į suderinamą pultelį. Visų pirma, reikėtų nusinulinti naują gautą pultelį, jeigu ten yra kažkokia informacija, ją reikia ištrinti. Ir tai padaryti galite nuspaudę 2 mygtukus vienu metu, atleidžiame B ir 3 kartus paspaudžiame B mygtuką, o A turi likti nuspaustas. Demonstruoju. Paspaudžiame 2 vienu metu, LED užsidega sumirksi ir tada 1, 2, 3. LED pradeda mirksėti greitai, visa pultelio atmintis yra išvalyta ir jisai yra pasiruošęs priimti kodą arba pasiruošęs kopijavimo procedūrai. Būtent tokioje pozicijoje klientai ir gauna pultelį, jie jau pasiruošę kopijavimo procedūrai. Dabar tiesiog nuspausime pultelio mygtuką, į kurį norime įrašyti savo turimo kodą ir kai sumirksi LED ir užgesta, galime paspausti savo turimo veikiančio pultelio mygtuką. Kaip pastebėjote, LED kelis kartus sumirksėjo ir po to pradėjo degti, tai reiškia, kad kodas priimtas. Būna kartais, kad reikia paieškoti tos pozicijos, kuri patogiausia arba, sakykime, kur yra stipriausias signalas, tai gali būti nugara prie nugaros ar ne, pavyzdžiui, paspaudžiu B mygtuką, sumirksi ir paspaudžiu antrąjį mygtuką, tarkime. Ir dabar stebiu. Sumirksėjo. Jeigu turite daugiau mygtukų, tai galite ir daugiau kopijuoti. Galima nosis prieš nosį, tiesiog susirasti tą poziciją, kur yra geriausia kopijavimui. Gero naudojimo.